tu apsibusi ir suprasi, kad visos tavo mintys yra ne tavo, bet kažkieno užrašytas programavimo kodas. Turėti pasvirusią plokštumą, o tau rodo praeitį tokią, kurios nebuvo ir nebus. Atlema kliškos, o šuniškos tosies tenka ryškiai padidėjęs jautrumas išoriniams dirgiklėm ir purviniams teniso bateliams. Visi simboliai yra tarpusavį surišta, ne taip savo tam, kad pradėtų matyti ilgus dežavų ir įvairias gyvenimo sinchronizacijas. Ir dar vienodus žmonės pasirodančius skirtingose vietose skirtingų laikų. Prašyti labai įdomu ir šiek tiek gazdina, bet vėliau pripranti ir gali išeiti iš realybės rėmų. Bet negali pradėti slysti per jos aštrią briauną, tai tikėtina linijinė kakofonija arba giminės suvažiavime patirtas katarsis. Bet dėl to juoksis seniai subėgę iš kito miško, bet bus kaip uoga, kai išsimiegęs vairuotojas už vairo. Kaip tu gali sugalvoti pirmą kalbą, kai tu net nežinai, kad egzistuoja žodžiai, o apie karburatoriaus išradimą visiškai patyriu, nors visi sėdime ant supinių virš bedugnės, kurių virves pastoviai degina. O tokių momentų dabar sugalvoju auginti drugelius fermomis ir jų sparnų pulkėmis piešti piešinius ir natiurmortus, kad žemėje gyvena visi turi būti medžiojami ir sumedžioti tokius minčių audros debesis. Net lėktuvai apskrenda aplinkui, nes bendras priešas nagus galanda, kaip narys purvinas skalbinių vagių grupuotės, o jis sėdi kaip pabučiuotas per savo ateitį mato šarmo grūdė raganos akimis. Net nenusteps išgirdęs tik dar kalnų šviesos kryčių takantį lantys mėnulis, kuris atsimena tuos laikus, kai dar nebuvo išrasta karalių ir mokesčių kvailų. Ir visa tai stovi kaip dilgėlynė užmiršta betono maišyklė, o vaikai aiškina konduktoriui, kaip jų nuomonė traukiniai turėtų važiuoti per akląją atspindžio zoną. Nors ir mokslas nustatė, jeigu gerai apšokaladuosi telefono ragą, tai niekas jo net nelies, bet to veikti sumišusių jausmų garsinės haliucinacijos gali ir tars. Ačiū, kad neužmušėt su savo šituo lėktuvu. Lėktuve, kur visi valdo šokoladą, geria juodą kavą, garsiai juokiasi ir taria negražus žodžius. Susisiekykite, tai laukinė infuzorė, bet kai aš mokiausi istorijos, vadovėlis buvo trumpesnis, o pilotas ilgesnis. 300 lapų sako, čia šilti negalima, pinigų ledams negausi kaip žirnių lauko baidyklė aliušinį apdovanota, o mano norų išpildymo aparatas veikia tik pagal rezonuojantį kvazį intencinį tajono sinkretišką į spektrinį lauką. Pastoviai į tave žiūri, kaip tu valgai, kaip tu dirbi, kaip tu ilsiesi, kaip tu važiuoji, kaip tu apsiperki, kaip pramogauji, kaip tu rašai ir kaip tu miegi. Bankininkas, medikas, policininkas ir koks nors pavydus skundikas.